Jau netrukus Šiluva bus pilna šurmulio. Tradiciniai Šiluvos atlaidai visuomet sulaukia tūkstančių maldininkų ir piligrimų. Šiemet Šilinės taps išskirtinės naujais simboliais. Kelyje Raseiniai Šiluva bus pastatyta beveik 30 kryžių ir koplytstulpių. Medžio drožėjai iš visos Lietuvos dar ir šiandien pluša prie savo kūrinių, kiekvienas įdėdamas dalelę savo širdies. Taip tyliai gimsta kryžių kelias. Kad pajustų nors dalelę šio būsimo stebuklo, į Žemaičio aikštę atvežta keletas darbų, kad mūsų gyventojai jau šiandien galėtų įsivaizduoti, kokie didingi darbai papuoš kelią į Lietuvos tautą. Gal pradėkime nuo tokio paprasto dalyko, nuo pačios idėjos kryžių kelio ir galų gale, ar tie kryžiai yra su savo istorija, kaip jie buvo gaminami? Čia jau labai siauras klausimas man šitam reikalą, nes idėja atėjo iš viršaus, kaip nekeista, pačio Šiluvos kelio. O kryžių gaminimas, jeigu taip grubiai šnekant, tai jis prasidėjo, kad kažkas tai prieš metus laiko pareiškė, kad anam rugsėjo mėnesį turėjo stovėti 30 kryžių, bet jie nesistojo kažkaip tai. Ir vasario mėnesį gavau tokį oficialų raštą iš savivaldybės, kad aš paskirtas kažkokiai tai komisijai. Plenerų organizuoti dar kažkam tai. Ir aš taip eidamas pro šalių netyčia užklausiau, o ką man čia pareigavo. Ir pasirodo, nuo to ir prasidėjo viskas. Tada sako, užeik į kabinetą, pasišnekėsim. Ir pradėjom, sakau, norint, kad tas įvyktų, reikia to ir to. Ir meras manęs išklausęs, vykdė kuo puikiausiai visus tos pageidavimus ir va, matot rezultatą. Dalį rezultatą. Taip, tai yra pakankamai didelė dalis rezultato, kadangi aš buvau prieš tą dalyką, kad tai yra, bet efektas gavosi didelis, turiu pripažinti. Kiek dabar kūrinių bus vis dėlto pristatyta ir kas yra autoriai tų kūrinių galų gale, ar vyko kažkokia tai atranka pačių skulptorių? Be abejonės vyko, nes rinkomės meistrus, kurie turi nemažą įdirbį ir autoritetą, ir sugebėjimus, ir patirtį. O autoriai iš visos Lietuvos buvo renkami projektai, derinami, žiūrimi, kurie kas kam tiktų. Ir daugmaž turėtų, pagal šiai dienai paskaičiavimus, turėtų apie 30 šitų kūrinių būti. Eigą, eskizus, sakykime, pačius, kaip tvirtinote, ką atmetėte, ko ieškojote, ar, sakykime, darant tuos kryžius ir ieškojot kažkokio vieningumo stilistinio istorijos? Matot, daug kas buvo spontaniškais, mes žiūrėjome į kokybę, kadangi yra vis dėlto nemenkas atstumas, kuriam įsidėsis, tai jie vienas kito nedengs, mano manimu. Tai pradžiai galima šiek tiek ir laisvą, kaip sakant, temą panaudoti. O ateičiai reikėtų, kad kažkas tai šiek tiek koordinuotų veiksmus, nes jau kvepia, kad kažkokie piligrimai kažką pasistatė, kažką pasišventino, kažką padarė. Aš nesakau, kad tai yra blogai, bet bijau vieno dalyko, kad netaptų kaip su kryžių kalnu. O kaip galvojate nuo to apsisaugoti? Ne, tai čia aš galiu galvoti, ką noriu. Čia priklauso, aukštesnės galvos turėtų galvoti, kaip. Nes reikia šiek tiek koordinuoti. Tas laisvė ne visi moka naudotis. Ir vienam taip atrodo laisvė, kitam kitaip. Aš skaityčiau, šiek tiek reikėtų. Nes idėja tikrai yra nuostabi, rožinio atkartojimas. Tai čia galima iki begalybės puoselėti visą tą temą net dešimtmečiais. Ir pakoreguojant šiek tiek veiksmus, galima tą testinumą tokį subalansuoti, kad būtų tikrai maksimalus efektas. O dabar, pirmam sykiu gal Dievas atleis už tokius mūsų žaidimus, dėl to rinkomės rimtesnius projektus, kurie jaučiasi, kad jie svaresni yra. O paskiau žiūrėsim, nežinau, nuo manęs kiek tai priklausys, bet aš siūliau, kad reikia pradėti jau nuo rytojaus projekto atranką ir visą derinti, kad būtų galima užsakyti normaliai ir turėti maksimaliai naudos ir estetinės, ir visokios kitos. Ričardai, jūsų paties kiek darbų bus? Planuoju 5, kaip pasiseks, nežinau. Prieš mums pradedant pokalbį kalbėjote, kad šitie 2 kryžiai turi ir savo istoriją, tai gal tiesiog apie tą istoriją? Šitas kryžius yra
konkrečiai 2 kryžiavonių, jis yra, bijau pasakyti tiksliai, kažkokio vienuolio darytas ir kiek, tikslios informacijos nenoriu teikti, nes nesu tiek žinos, surišta dėl to, kad man pačiam teko jo darytus kryžius jau 4 restauruoti. Tai vien dėl to jau iš pagarbos tam žmogui, kuris darė tos kryžius, kadangi visi tie kryžiai veda nuo Seredžiaus iki Šiluvos, ten Piligrimo takas, ar kaip jį pavadinti, eina tie kryžiai ir jų yra, ten buvo arti 100 kažkur. Tai, aš bijau kažką tai tokio skaičiais apsirėkti, bet principas yra toks, kad į Šiluvą jis turėtų tikti. Tai pirmas buvo toks pageidavimas, o antras kryžius yra norėdamas atminti savo amžinatilsį mokytoją Grabauską Juozą. Kad jis daug padaręs yra mūsų Lietuvai, o ypač ir man davė daug dvasinio peno. Tai jį atminant, čia yra daugmaž panašus darbas jo padaryta, kuris jau kaip nekeista sugebėjo ir jau nupūti. Tai va. Pats jūs ar tikite tą idėją kryžių kelio ir ar tikite, kad tai gali būti ne tik piligrimų centras, bet ir, sakykime, toks, grubiai gal pasakysiu, turistinis? Žinau tik tai vieną, kad visi kūriniai neturi neigiamos energijos. Visi daroma su teigiama. O jeigu jie kažkam tai suteiks teigiamos energijos, manau, taip turėtų būti. Tai ar tai svarbu, kas, kam, dėl ko ir ką? Ir dar toks paskutinis klausimas. Aš matau ir ko gero žiūrovai matys ant jūsų maikutę su bebru ir 2003 metai tikrai visi ko gero pamena plenerus drožėjų, kurie vykdavo čia. Pasilgsta duše tų bendrų tokių darbų, tų susitikimų? Čia yra labai subtilus klausimas. Matot, mes kaip ne kaip dar susitinkam meistrai. Vienoje vietoje, kitoje, bet yra maloniausia, kai jau tiek metų praėję ir visi daugumą žmonių sutikę mane klausia, kada bus renginys. Tai čia yra Seiniškiai jau to nori, ne mes. O mes pasistengsim, jeigu tik tai bus iš ko. Gerai. Sėkmės, ačiū labai. Ačiū jums. Einu kitų ieškoti. Labas vakaras, mėly Raseiniškiai. Gerą vakarą, mėly Raseinių krašto svečiai. Iš tiesų, daug kas skaitę spaudoje, laukia tikriausiai šiandieninės dienos. Pirmiausiai dėkoju nuotaiką mūsų iškilioje Žemaičio aikštėje sukūrusiems Raseinių rajono kultūros centro, Ariogalos kultūros namų, kaimiškos muzikos kapelai, kuriai vadovauja Danutė Nedzinskienė. Tai tikrai Raseiniškiai gal neturi dažnai progos pasakyti ir pripažinti ir garsiai tarti, kad atsimename ir žinome, kad Lietuva iš tiesų yra kryžių ir koplytėlių kraštas. Juk ne veltui 2001 metais į pasaulio saugojamų šedevrų sąrašą įtraukta Lietuvos kryždirbystė. Tai liaudies meistrų, dievdirbių nuopelnas, kad tas atrodytų taip lyg ir šiandien materialus, tačiau jis iš tiesų nematerialus paveldas mums leidžia suvokti savo esmę, leidžia pasakyti, kad gyvenu prie kelio, kur stovi kryžius, turiu sodybą prie upės, kurioje stovi kryžius. Galime pasakyti, kad kryžius ne vien kančios simbolis. Galime pasakyti, kad kryžius ir mūsų džiaugsmas. Prie mikrofono noriu pakviesti Raseinių rajono savivaldybės merą Remigijų Ačą tarti žodį. Prašau. Labą dieną, gerbiamas ekscelencija, gerbiami čia susirinkusieji. Mes Raseiniškiai turbūt kuo esame turtingi. Jeigu kažkas tai gali pasigirti tam tikromis kitomis vertybėmis, turinčiomis galbūt gamyklą didelę,
ar kažką kitą, tai mes turbūt turime tokį turtą, kurio neturi Lietuvoje niekas. Mes turime Šiluvą. Ir žinome visi, kad rudenį visa Lietuva skuba į šilines ir esu be galo patenkintas, sakyčiau, taip ir didžiuojuosi, kad šitą idėją, kuri mums pradėjus dirbti su vicemeru Sigitu Vaičiumi kilo, ji po truputį įgauna pagreitį ir aš galvoju, kad iš Šiluvą nuo Raseinių kryžių kelias dabar tikiu, kad tikrai bus. Ir be galo esu visiems dėkingas prisidėjusiems prie šitos idėjos, palaikiusiems šitą idėją. Be galo esu dėkingas ekscelencijai arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui už tai, kad mes tik pradėję dirbti, iš karto nuvažiavom su šitą idėją paderinti šito klausimo ir tikrai buvom suprasti, šitai buvo idėjai pritarta. Ne vieną kartą jau dėl šitos idėjos arkivyskupas lankėsi pas mus, išklausėme patarimus, kartu apžiūrėjome vietas ir šitas kryžių kelias turbūt toks bus išskirtinis, kadangi tikrai mes bandysime kiek įmanoma, kad jis būtų tvarkingai statomi šitie kryžiai, kad jie nebūtų išbarstyti pakelėse ir paskui ar tiesiant piligrimų ir dviračių taką, kad jų nereikėtų nukelti. Tačiau jie bus sudėlioti stotelėmis ir su arkivyskupu suderinome, kad tai bus 20 stotelių, kad kiekviena stotelė jau dabar žino savo pavadinimą, koks jis bus ir manau, kad tikrai mes galbūt šiemet dar negalime pasakyti, kad tai yra kryžių kelias, bet manau, kad po 4, po 5 metų tikrai tai bus tikras kryžių kelias ir jeigu visa Lietuva dabar važiuoja į Kryžių kalną, aš manau, kad visa Lietuva važiuos į Šiluvą ir važiuodami į Šiluvą tikrai įvardins, kad tai yra Šiluva ir yra kryžių kelias. Na, o piligrimai turbūt kur kas dabar intensyviau jau eis šituo keliu ir mes tikrai matysime labai gražius vaizdus, kada nieko turbūt nėra gražiau, kada eina piligrimai, kada jie prie kiekvieno kryžiaus meldžiasi, pasiilsi, tai tikrai yra vaizdas labai toks, sakyčiau, už širdies grėbiantis. Tad norėdamas aš šiandien visų pirma pasveikinti su šito mūsų pleneru, norėdamas padėkoti ir tiems meistrams, kurie įsijungė į šitą plenerą, gana geranoriškai. Aš vis dėlto noriu padėkoti labai arkivyskupui ir mes šiandien tik iš spaustuvės gavome knygą Raseinių kraštas. Žinoma, čia yra ir bažnyčios, ir visos kitos gražiausios vietos. Tad, ekscelencija, pirmas egzempliorius, tikrai pasakau, pirmas egzempliorius yra jums. Ačiū labai už tą pagalbą ir paramą. Tai tikrai šiame projekte, kaip ir meras minėjo, dalyvauja ne vien raseiniškiai meistrai, dalyvauja 12 medžio drožėjų, skulptorių iš Vilniaus, Elektrėnų, Kauno, Prienų, Kretingos, Šiaulių, Kauno rajono Karmėlavos ir žinoma raseiniškiai. Tie 12 meistrų tikimės iš tiesų padarys įspūdingus darbus. Tačiau reikia pasakyti, kad kryžiaus padirbdinimas tai dar nereiškia, kad kryžius gyvena. Kryžių pirmiausiai padarai, po to pastatai, o paskui pašventini. Ir tada kryžius pradeda savo gyvenimą. Kvieščiau prie mikrofono žodelį tarti arkivyskupą Sigitą Tamkevičių. Maloniai prašom. Gerbiamas merė, mėly raseiniškiai.
turbūt niekas neatsakys į klausimą, o kodėlgi viešpats pasirinko ne kurį kitą Lietuvos kampelį, bet būtent šitą Žemaitijos kampelį, kur prieš 400 metų apsireiškė Dievo motina, pakviesdama, kad šio krašto žmonės neužmirštų jo sūnaus. Šiandien Šiluvą žino žmonės labai plačiai pasaulyje. Prieš kelis metus sutinku Šiluvos aikštėje 5 iš išvaizdos iš karto matosi, kad iš tolimų rytų atkeliavę iš Korėjos. Ir klausiu, kaip jūs čia pakliuvote? Sakė, radom kažkur internetinėje erdvėje ir nutarėm aplankyti. Taigi ir piligrimai jau iš Šiluvą atkeliauja ne tik iš Raseinių krašto, iš Lietuvos, bet atkeliauja ir iš tolimesnių vietovių. O štai, kad ir prieš kelias dienas piligrimai atvežė dviračiais, atvežė tiesiog kryžių, 3 metrų, kuris ir stovi prie Šiluvos šilo. Labai ačiū už šitą idėją, kad Raseinius su Šiluva sujungtų kryžių kelias. Aš nežinau, kokį vardą jam reikėtų duoti, gal Marijos kelias, gal Šiluvos Dievo motinos kelias ar kryžių kelias. Kai kas mano, kad kryžius kančią reiškia. Iš tikrųjų, kryžius reiškia didelę meilę. Kristus ant kryžiaus mirė be galo mylėdamas žmonės ir šitas kelias, kuriame bus daug kryžių, koplytėlių, jis kiekvienam sąmoningam žmogui, krikščioniui primins Dievo meilę. Ir aš tikiu, kad ten, kur žmonės, ar jie valdžioje esantys, ar paprasti žmonės, ar meistrai, kurie padirbdina kryžius, pastato, tai jie yra didelės Dievo meilės liudininkai, nešėjai. Tai sveikinu visus meistrus, kurie jau čia mačiau tiek gražių darbų padaryta ir tikrai važiuojantys žmonės į Šiluvą gerėsis tais darbais ir ne tik gerėsis, bet manau, kad daugelio širdys bus pakylėtos aukštyn. Manau, šiandien tai yra be galo reikalinga, kai mes lietuviai truputį tokie per dideli pesimistai, visur mums atrodo ne taip, viskas kažkaip, vis norim, kad geriau būtų. Tai šitie kryžiai, manau, kad daugelį sušildys. Nes kai žmogus žvelgia į kryžių, jis nori, nenori, yra tiesiog verčiamas mąstyti Kristaus mintimis. Taigi, o viešpats atėjęs į žemę, jis nebuvo pesimistas, jis matė blogį, jis matė nuodėmę geriau kaip mes, bet atėjo tam, kad nugalėtų blogį. Tai tegu šitas kryžiaus kelias būna kartu mūsų pasiryžimas kiekvienam viską daryti, kad mūsų tėvynei būtų daugiau šviesos, daugiau džiaugsmo, daugiau vilties. Ačiū visiems.
Tikriausiai šiandieną į Žemaičio aikštę ne visi medžio meistrai suvažiavo, nes jie tikrai labai intensyviai dirba, nes yra jau paskirta data rugpjūčio 26, kada visi kryžiai ir koplytėlės turi sustoti į gretą kelyje nuo Raseinių į Šiluvą. Tačiau turime kelis medžio drožėjus ir aš noriu pagarsinti jų pavardės, kad raseiniškiai ir svečiai žinotų. Ir pirmiausia, pasinaudodama tiesiog progą, kad esu raseiniškė, ir pasakysiu pirmiausia pirmąjį medžio drožėją raseiniškį Ričardą Ramanauską, kuris štai čia priekyje stovi ir kuris ne tik, kad daro tos dailiuosius savo meistriškus darbus, bet šiame projekte ir užima tikrai labai svarbią vietą, jisai daug labai padeda. Tiesiog galima vadinti šio kelio meno vadovu, jeigu tai būtų galima pasakyti, juoko dėliai gal. Ten labai kukliai kamputyje įsitaisęs Raseinių krašte ne pirmą kartą iš Jurbarko Vaclovas Dubikaltis, kurio ten rankelė mojuoja, kurio darbai ypač žavi raseiniškius. Ir tikrai keliose jau vietovėse stovi jau unikalūs darbai. Šalia jo įsitaisęs Raseiniuose, Kalnujuose, iš Kalnujų kilęs, tačiau Šiauliuose begyvenantis dabar Jonas Zvėga, kurį irgi raseiniškiai pažįsta, pilna Lietuva jo darbų. Gal mažiau pažįstamas, tačiau unikalių, manau, sugebėjimų ir rankų meistras Bruno Margevičius. Jisai dabar gyvena Elektrėnuose, tačiau jo sesutė, kaip supratau, Raseiniuose. Ir tikriausiai šiandien atvažiavę jau visi Ričardai ir taip. Tiesiog pasinaudokime progą nors vieną kitą žodį pasakyti apie jūsų tą sunkų, bet sakyčiau, gana dėkingą darbą. Dėkinga, kad žmogus tikrai pamatęs jūsų prikeltą gyvenimui medį, žavisi, džiaugiasi, neabejotinai žiūrėdamas į kryžiaus saulę, kelia galvą ir akis į aukštybės ir tikrai matyti jaučia meilės impulsus. Ričardai, ar Brunai, ar Jonas, ar Vaclovas, ateikite, ateikite po žodelį, pasakykit, ateikit, prašau. Labą vakarą, mėly raseiniškiai. Visa tai, kas vyksta, jau pasakyta žymiai gabesnių žmonių, bet aš noriu asmeniškai. Turiu tokių sentimentų. Va šitas užrašas jau 9 metai neduoda man ramybės, kai žmonės klausia, kada bus renginys. Štai jisai. Ačiū Jums. Ričardas tikrai kultūros, reiškia, vyras, net susigraudino, vadinasi, jam tikrai labai brangu. Ačiū, Ričardai. Norėčiau paklausti, gal norėtų kas nors dar tarti žodelį? Gal vicemeras, gal seniūnas, gal direktorė? Vicemeras Sigitas Vaičius, prašau. Labą dieną visiems. Tikrai atėjo didelė šventė į Raseinių kraštą, kada mūsų krašte bus pradėtas labai rimtas žingsnis žengtas, labai atlikti rimti darbai ir pradėtas kryžių kelio statyba. Ta idėja gimdėm senokai, atėjus mum į dabartiniai daugumai, apie tai užsiminiau merui. Meras su dideliu entuziazmu pritarė tam
ir aš galvojau, kad jis eis ir ritulios labai sunkiai. Bet dėka kryždirbių, dėka drožėjo, aš matau, kad šis mūsų žingsnis eis gana sparčiai. Pirmiausia, atsistos 36 tikimės kryžiai, ar tai 32, kur bus atžymėtos stotelės, o parapijiečiai visos Lietuvos, turbūt ir kitų šalių atstovai, pradės statyti kryžius. Ir kaip meras sako, po 4-5 metų ta mūsų idėja, kad tai taptų kryžių kelias, virs tikrovę. Labai dėkojame Sigitui Tomkevičiui arkivyskupui, kad jis mūsų tą mintį parėmė, entuziastingai kviečia ir parapijiečius, kiek aš suprantu, statyti kuo greičiau tuos kryžius, kuo daugiau. Tik vienas toksai visų prašymas, ir turbūt bus tai deklaruota, kad kryžiai turi išlaikyti tam tikrus reikalavimus. Jeigu Šiauliuose, Šiaulių rajone Kryžių kalnas, tai kryžiai yra daromi ir statomi stichiškai, tai mes norime, kad čia turėtų tam tikrą vaizdą tie kryžiai. Ir labai dar kartą visiems dėkoju, kad ir negausiai susirinkusiem, bet aš galvoju, kad čia susirinko bendraminčiai, kur mūsų tą mintį, tą idėją nuneš savo kaimynam, savo draugam, savo artimiesiam. Ir dėkoju taip pat Ariogalos kapelai, kuri mumis šiandien dar palinksmis ir mūsų šventę padarys tikrą šventę. Pirmiausia, nuo svečio pradėsiu, iš kokio krašto? Sakykit, kvietimas dalyvauti tokio pobūdžio plenere. Aš tą, sakykime, taip grubiai pavadinsiu pleneru. Kaip jums nuskambėjo? Įprastai. Ar įdomus toksai projektas, sakykime, tas? Netgi labai. Jūsų darbai kokie? Tokie kaip ir visų. Ta pačia tema. Kryžiai, koplytstulpės. Ir kalbant apie pačią idėją Šiluvos to kryžių kelio, jūs ją tikite, jinai gali būti tokia? Gali, žinoma. Jeigu tai daroma tikrai tikint tą idėją, jeigu ne komerciniais, ne reklamos tikslais, tai tada pavyks. O jeigu šiaip, pristatys skolų ir bus viskas. O ar jūs turite savo, sakykime, kažkokią tai viziją, kaip tai turėtų atrodyti? Ne, kol kas reikia viską pamatyti. Tada jau susidarysiu bendrą vaizdą. O ar esate kada skaičiavęs, kiek per gyvenimo jau teko nudrožti kryžių, koplytstulpių? Kryžiai, koplytstulpiai ne pagrindinis mano dalykas. Šiaip aš darau skulptūras daugiausia. Jonelį, vardą, pavardę, pasakykite. Nežinau, skaitant su akmeniniais, su metaliniais, su visokiais. Daug. Taip, labai jau daug. Ir, sakykime, pabandykit dabar įsivaizduoti, kaip tie drožėjai dirba. Visgi tokia, sakykime, ta tema nėra plati, ar ne? Yra, sakykime, tam tikra simbolika, tam tikros reikšmės, ar domėjotės to? Ne, čia tema labai plati. Juk viskas, kas sudėta į tuos kanonus, tai nebūtina viso to laikytis. Čia reikia jausti pačiam ir ką jauti tą parodyti. O jeigu ten raštų laikytis, tai išeis tik tai sukryžiuoti pagaliai. Grini simboliai, kryžius pats tai yra tik simbolis. O kas į jį įdėta, va ten jau yra prasmė. O kokią prasmę jūs įdėjote savo kryžių? O pamatysit, kai atveš, pastatysim, tada pamatysit. Ar, sakykime, sudėtingas buvo toksai prašymas vis dėlto sukurti, nudrožti, sugalvoti kryžių Šiluvos kelią? Aš tais kryžiais nesimėtau, taip, esu kryžio padaręs, prieš Raseinių stovi 8 metrų aukšte, paskui kaimui padovanojau, netaisyklingai kalbu, koks skirtumas, bet kaimui padovanojau 9 metrų aukšte, Vaclovui parodžiau. Tai čia musėt mano tie kryžiai tik tai bus 3, bet kiek manęs paprašau, kas padaryta, aš net nedarau. Jeigu rimta kryžių, tai rimta, o jeigu taip, ką kryžių padaryta, aš neužsiimu tokiais dalykais. Ar tai yra kažkoks sudėtingas tas darbas? Kodėl? Sudėtingas, aš nenoriu, kad kiekvienoj pakeliai būtų metaliniai kryžiai, kažkokie suvirti iš vamzdžių, kažkokie padaryti, nuvažiuoju net šlykštų žiūrėti. Kryžius lieka kryžių. Kryžius šventas daiktas yra, kaip Vaclovas sakė, šventas daiktas yra. Ir tą kryžių reikia dėvinti, kažkaip jį išlovinti ir kryžių darai, tai jauskis, ką kryžių darai, o ne kažką. Taip. Ar yra kažkokia simbolika, kuri tavo nuomonė turėtų būti, ar ne, kryžiui? Simbolika tai visą laiką yra, bet aš dabar kaip darau, tai
tokias metalinės saulutės dėsiu į vidurį, nenoriu to, Kristus ką būtų. Kažkaip Vaclovas man patarė, kad kažką simboliškai į vidurį dėti kryžiaus, bet tokie, Kristus liek Kristum, bet ką darysi? Kryžiaus prasmė ir iš viso Kristaus atėjimas tai nėra kryžius, Kryžius yra tik tai kaip pradžia to, ką jis darė. Jis per tai atpirko mus, numirdamas ant kryžiaus, bet tai nėra kulminacija. Kulminacija yra jo atėjimas. Ir kas po to viskas seka, va dabar mūsų dienos, va yra kulminacija. Mes einam dar prie kulminacijos tik tai. Viskas, kas buvo po Kristaus nukryžiavimo, tai yra prasmė. Ir į kryžių tai nebūtina, jeigu sudėsim pliusiuką tą. Ir kas? Tai ir bus tik tai toks sausas simbolis, jis nieko nesakantis. Reikia dėti. O mano yra kryžio kalne apie 2000 kryžių padaryta yra, apie 2000. Dabar nuėjau kryžio kalne, sakau, pažiūrėsiu gražių kryžių, žinai, fotografuosiu, kad mano gražiausia, kaip žiūriu kryžio kalne, o Vaclovas nuvažiuosiu. Kiek važiuoju, žiūriu mano į mano, žinai, tikit, netikit, negražiausiai juokauju, bet gražiai atrodo. Ir yra mano seniūnija dariau, visiems dariau kryžio kalnį, bet dabar jau nedarau, čia buvo komercija, kai dariau. Vat kaip tik ir noriu paklausti, ar nebus tas variantas, kad būtent tą gražią idėją, sakykime, kuri dabar prasideda taip meniškai, žmonės sukičins, statys savo, kaip tu ir sakėjai, padarys antrą kryžių kalną? Aš netikiu, kad taip užsiims kas nors statyti, reikia visi vietą gauti, reikia viską ir pastatyti tą. Jeigu tokie kaip Vaclovo kryžiai stovės šalia, jeigu menkavertį pastatysi, tai jis bus menkavertis yra. Jau viskas jis pražus. O čia ir pats didžiausias menininkas yra. Pats didžiausias Lietuvos skaityk yra. Paprasčiausias dalykas. Jau paskui, ką žmogus atneš į tą vietą, kad ir sukryžiavęs du pagaliukus atneš, bet jis atneš gryno jausmo vedamas. Svarbu pradžia, kuri duoda tam... Nereiktų net leisti, net užsiimti. Ne. Į kryžio kalnus te veža, į kryžio kalnus tai kits dalykas, o čia pradės statyti, aš skaitau, ką ne. Ar drožiant tokius, kuriant tokius kūrinius, sakykime, yra įdedama daugiau minties, daugiau savęs, galbūt daugiau tikėjimo, kas yra labai subtilu ir bijau klausti. Ar tai tiesiog jūs žiūrite iš profesionaliosios pusės, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gražu, kad tai būtų meniška? Ne, kaip sakyt, kaip vaikai, taip brangus. Iš profesionalios pusės galima drožti aukštus, pavyzdžiui, o vis tiek, jeigu jau veidą darai, kažkokį jausmą, kažkokį mintį nori įdėti. Ir kitą kartą, kai labai greitai reikia padaryti ir iš karto išvažiuoja, tai net tuščia būna kažkaip, Kiek laiko drožiate dabar būtent, ar jau pabaigtas, ar dar, nes jau, kiek žinau, jau iki 26 rugpjūčio darbai turi būti padaryti? Ne, nepabaigtas. 3 savaitės kažkur apytikrai, drožiu 3 savaitės, bet, nelabai sekėsi, ten pjūklai lūžo, lietus puolė ir dar kažkas ten neatsimenu kas, vienu žodžiu. Ąžuolas per plonas, nepatenkis. Ar matėte kolegų darbus ir kaip vertinate? Kolegų? Kolegų darbai galingi, sakyčiau. Kiekvienas, suprantat, labai sunku įvertinti, kad blogas darbas. Kiekvieno darbas yra geriausias, aš taip suprantu, nes kiekvienas daro taip, kaip įsivaizduoja geriausiai. Kiekvienas žmogus, drožėjas to šiuo atveju, jis daro taip, kaip jisai įsivaizduoja geriausiai ir jo darbas yra geriausias. Čia taip... Išduokit tokią paslaptį, ar turi drožėjas savo stilių, sakykime, savo ten kažkokią tai techniką ir kad važiuodamas per Lietuvą matot, va čia... Jo, vienareikšmiškai čia, o pavyzdžiui, ten Mindaugo darbelė tie koplistulpiukai ten, jo veidai visur praktiškai. Ar tikite tuo kryžių keliu, jo ateitimi, sakykime, matot viziją, kaip turėtų? Čia viskas aukštų vyrų rankose iš tikrųjų, čia mes, kaip sakyti... Už kokį jūs pasisakytumėt, už tą ale kryžių kalnas, ar ne, kur visko daug ir labai daug, ar už tą, sakykime, geriau saikingesnį, bet kultūringą, estetišką?
Aš manau, kad čia iš viso tai piligrimų kelias labai gražių ir estetiška, o kryžių kalnas irgi žmonėm reikalingas.